Šis kvėpavimo pratimas yra gan stiprus, būtent mūsų pilvui taip pat. Ir jį reikėtų praktikuoti po valgių bent 3-4 valandos arba ant tuščio skrandžio. Ir dėl to labai gerai praktikuoti ryte, tiesiog nevalgius. Nuostabus pratimas iš tikrųjų praktikuoti, jeigu mums trūksta energijos. Todėl labai gerai praktikuoti ryte. Turime energijos visai dienai. Nepatarčiau praktikuoti vakare, kadangi mes galbūt neužmigsime po šito pratimo. Kadangi mes pasikrausime energijos ir tos energijos bus tiesiog per daug, kad mes užmigtume. Kapalabhati kvėpavimas taip pat stiprina nervų sistemą, išvalo visus energetinius takus, taip pat išvalo plaučius, kvėpavimo takus. Nors kapalabhati pratimas turi labai daug naudos, ypatingai energizuojantis, tačiau jeigu mes turime širdies problemų būtent pilvo srityje, popaalgę, aukštą kraujo spaudimą, insulto riziką arba insultą esame turėję, tada geriau nepraktikuoti. Taip pat jeigu laukiamės kūdikio, taip pat geriau vengti. Praktikuojant šį pratimą reiktų susitelkti į iškvėpimą. Taigi iškvėpimas labai stiprus, kadangi mes viską išstumiam, viską valome iš kūno. Ir įkvėpimo beveik nėra, jis toks natūraliai ateinantis tiesiog. Ir darysime 3 kartus po 20 kvėpavimų. Jeigu esame visai pradedantieji, niekada nedarėm ir jeigu jaučiamės, kad galva šiek tiek svaigsta, tai galima ir 10 kvėpavimų daryti arba tiesiog daryti šiek tiek ir jeigu nemaloniai jaučiamės, tada nedaryti. Galva gali svaigti pačioj pradžioje, nieko tokio iš tikro, nes mes pasikrauname labai daug deguonies. Tai taip pat kaip, tarkim, jeigu mes visą laiką praleidžiame mieste ar dirbam ir išvažiuojame į mišką ir ten labai daug deguonies ir grynas oras, taip pat galva, tarkime, svaigsta. Tai taip pat su tuo kvėpavimu. Jeigu mes nepripratę gauti deguonies daug ir būtent praktikuojame šitą kvėpavimą ir tiesiog gaunam didelį gūsį deguonies, dėl to galva ir gali svaigti, bet nieko tokio, tiesiog jeigu jau labai jaučiamės, kad viskas svaigsta ir blogai jaučiamės, tada tiesiog nepraktikuoti arba praktikuoti, kiek jaučiamės, kad mums saugu ir gerai. Taigi pradėsime su tiesia nugara, atsisėdam sukryžiuotų kojų padėtyje ar lotoso pozicijoje arba kiek aukščiau, kad nugara būtų tiesi. Delnai ant kelių, lūpos kartu ir kvėpuosime per nosį ir susitelksime tik į iškvėpimą. Taigi pilvo raumenys taip pat turi judėti, tai mes kaip iškvepiam, pilvas susitraukia. Ir įkvėpimas tiesiog natūraliai įeina, kai mūsų pilvas šiek tiek išsipučia. Taigi, jeigu mes nesame daug praktikavę šito kvėpavimo, galima vieną ranką uždėti ant pilvo, kad tiesiog jaustume tą iškvėpimą, tą išstumimą. Pradžioj gali taip stipriai nesigauti išstumti, galbūt pilvas taip nejudės, bet su laiku tiesiog išmoksime ir tada pradės labiau susitraukinėti. Taip pat labai gerai pilvų presui, būtent šitas pratimas. Taigi, 20 kvėpavimų, aš pirmą raundą darysiu irgi su delnu ant pilvo, tiesiog, kad taip pat matytumėt, kaip atrodo. Taigi, giliai įkvepiu ir iškvepiu. Ir pradėsime įkvepiu. Įkvepiu giliai ir iškvepiu lėtai. Įkvepiu giliai ir iškvepiu lėtai. Ir
Dar įkvėpsime ir sulaikysime kvėpavimą šiek tiek. Lėtai iškvepiu. Įkvepiu, pilvas išsipučia. Ir iškvepiu, susitraukia. Ir pradėsime. Įkvepiu. Ir iškvepiu. Giliai įkvepiu. Ir iškvepiu. Giliai įkvepiu. Ir iškvepiu. Ir įkvepiu ir sulaikau kvėpavimą. Kol laikau kvėpavimą, taip pat kreipiu energiją į viršų, galima susitelkti į savo trečiąją akį arba į galvos viršų, tiesiog ta energija, kad būtų mūsų galvos viršuje arba trečioje akyje. Lėtai iškvepiu, giliai įkvepiu per nosį. Ir iškvepiu lėtai per nosį. Giliai įkvepiu. Ir iškvepiu. Pradėsime įkvepiu. Įkvepiu. Iškvepiu, viską paleidžiu. Ir įkvėpimą sulaikome kvėpavimą. Energiją kreipiu į galvos viršų. Arba į trečiąją akį. Pripildo energiją. Iškvepiu. Įkvepiu giliai. Iškvepiu, paleidžiu visas įtampas, nerimą, stresą. Įkvepiu, pripildau kūną, protą, energiją. Iškvepiu.